Labą dieną. Labą dieną. Tarptautinio projekto ICT Ways for Science Classroom 5 seminaras. Aš esu Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Romualda Šocikienė. Aš esu Rita Domonienė, taip pat Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja. Ir šiandien mūsų pranešimo tema bus Edmodo aplinkos ir QR kodų panaudojimas pradiniame ugdyme. Informacinių technologijų taikymo ir panaudojimo ugdymosi procese privalumai. Tai yra informatyvu, inovatyvu, tai motyvuoja ir sužadina, skatina ir sudomina pradinukus. Taigi, koks yra 21 amžiaus mokytojas? M. Moku ir noriu dirbti kūrybiškai ir šiuolaikiškai. O. O aš tai galiu? K. Klystu, bet vėl bandau, ieškau ir atrandu. I. Ypatingas, išradingas ir iniciatyvus. T. Taikau naujus metodus ir IKT technologijas. O. O man rūpi kiekvienas mokinys. J. Jaučiu, kad durys į naujoves veriasi vis plačiau. A. Atviras naujoms patirtims ir žinioms. S. Sąžiningas sau ir kitiems. Koksgi būtų 21 amžiaus mokinys, arba dar kitaip alfos kartos atstovas. P. Pareigingas, R. reiklus, A. atviras naujovėms, D. darbštus, I. iniciatyvus, N. nestandartiškai mąstantis, O. unikalus, K. kūrybingas, A. atsakingas, S. savarankiškas. Taigi, kaip ir supratote, šiandieną kalbėsime apie patį mažiausią, tai yra pradinių klasių mokinį, kuriam dėja atidarius duris labai lengva pasiklysti tarp skaitmeninių įrankių gausos, todėl kiekvieno mokytojo užduotis pastebėti mokinių mokymosi poreikius, praplėsti mokinių galimybių ribas, skatinti mokinius mokyti savarankiškai, parinkti pačius tinkamiausius IKT įrankius, atitinkančius vaikų poreikius ir amžių, naudoti aktyviuosius ugdymo metodus ir priemonės. Kokiusgi įrankius mūsų Gabijos gimnazijos pradinukai naudoja jau dabar integruotų pamokų metu. Taigi, Tuxedo. Šį įrankį mes naudojame norėdami sukurti grupių logotipus. Gloksterį, kuriame šiuo įrankiu skaitmeninius plakatus. Hot Potatoes įrankiu vaikai labai mėgsta kurti kryžiažodžius. Magisto įrankis skirtas sukurti virtualias knygeles, na, o Poplet įrankiu kuriame minčių žemėlapį. Scratch'u vaikai be galo mėgsta sukurti savo draugams ir kitų klasių mokiniams pademonstruoti matematinius žaidimus. Taigi, kokiagi būtų ta pamoka kitaip? Pradėkime ją. Kasdieniniai mokytojo įrankiai. Kiekvienas mokytojas mokymo metodus pasirenka tokius, kurie labiausiai tiktų konkrečiam tikslui pasiekti, skatintų vaikų kūrybiškumą, tobulintų jų dalykinės ir bendrasias kompetencijas, bei motyvuotų mokinius siekti pačių geriausių rezultatų. Taigi šalia tų standartinių mūsų kasdieninių įrankių, vadovėlių ir pratybų mes galėtume pasirinkti ir labai įdomius ir vaikus motyvuojančius, labai patrauklius skaitmeninius įrankius. Kokie tie įrankiai? Skaitmeniniai įrankiai mokymasi paverčia patraukliu ir įdomiu. QR kodai. Kasgi tai yra? QR kodai tai tekstinė informacija sudaryta iš skaitmenų ir raidžių. QR kodų nuskaitimui reikia planšetinio kompiuterio arba išmaniojo telefono, kuriame būtų QR kode nuskaitimo programa. QR kodų galimybės. Užkoduoti interneto adresai, elektroniniai laiškai, SMS žinutės,
geografiniai duomenys, įvairiausi tekstai, telefono numeriai ir vizitinės kortelės. Iš tiesų smagu, kad vaikai sužinoja apie QR kodų panaudojimo galimybės, kuria ir džiugina mokytojus, taip pat sugalvodami jiems sveikinimus mokytojų dienos proga. Įvairių pamokų metu matematikos, anglų kalbos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos pamokose yra integruojamos informacinės technologijos. Štai keletas akimirkų iš integruotų pamokų. QR kodė readeris. Ši programėlė išsaugo informaciją bei labai svarbius duomenis, kurie yra atvaizduoti paveikslėlyje. Tai pats greičiausias ir patogiausias įrankis skirtas skaityti QR kodus. Išbandykime šiuos kodus. Taigi, norėdami sužinoti, kas slepiasi šiuose paveikslėliuose, mokiniai naudojosi kodų nuskaitymo programa. QR kodo panaudojimas vyko integruotoje pasaulio pažinimo ir informacinių technologijų pamokoje. Pamokos tema buvo rūšiuok išmaniai ir atsakingai. Nors užkoduotų užduočių buvo daug, tačiau komandinis darbas vyko labai sklandžiai. Vaikai gavo kodukus, juos nuskaitė, parašė kodų reikšmę. Kadangi kalbėjome apie atliekas, jie parašė taip pat, per kiek metų suyra ši atlieka. Na ir kadangi mokėmės, kaipgi rūšiuoti teisingai, jie nuspalvino taip, kaip dėtų tą atlieką į spalvotąjį konteinerį. Staigmena – koduotas laiškas naujiems draugams iš Druskininkų. Vaikai galėjo užkoduoti įvairiausius dalykus, kuriuos jie sugalvojo. Tai buvo ir ekskursijos metu matyti objektai, tai buvo ir laiškas, tai buvo ir eilėraštis, tai buvo tiesiog vardas palinkėjimas. Tai buvo puiki staigmena druskininkiečiams. Taigi, kokios mokymosi aplinkos labiausiai motyvuoja mūsų pradinukus? Viena iš tokių tai būtų virtualus klasės dienoraštis arba dar kitaip Edmodo aplinka. Edmodo aplinkoje mokytojas susikuria uždarą klasės grupę. Toje klasės grupėje jis slaptažodį suteikia savo klasės mokiniams. Mokiniai prisijungia, koreguoja savo profilį ir taip pat prisijungimą gali gauti jų tėveliai. Jie taip pat galėtų dalyvauti uždaroje ir saugioje socialinėje aplinkoje Edmodo. Šioje aplinkoje vyksta iš tiesų labai smagus bendravimas, yra skatinama lyderystė ir tiesiog vaikai džiaugiasi pasiektais rezultatais. Štai Mykolas, vienas Gabijos gimnazijos trečiokas, rašo: aš sukūriau kodą, kas nuskanuos kodą, tas gaus saldainį. Puiku. Mokytojas turi galimybę dirbti apverstos klasės metodu Flipping Classroom. Tai yra, Edmodo aplinkoje, uždaroje klasės grupėje, jis gali pateikti mokiniams įvairias užduotis, klausimynus, testus, dalomąją medžiagą, pavyzdžiui, namų darbų užduotis, ligoniukams tam tikras pamokos, tarkim, užduotėles ir panašiai. Mokiniai saugiai reflektuoja šioje uždaroje mokymosi aplinkoje. Jie dalinasi užduotimis, kalbasi apie tai, kaip jiems sekėsi dirbti, kam galbūt ne visai pavyko, ir tiesiog dalinasi visų tuo, kas jiems buvo įdomu. Mokytojas peržiūri ir įvertina atsiųstus mokinių darbus. Yra kiekvienas mokinys už puikiai atliktą darbą
Jisai gauna apdovanojimą, gauna specialų ženkliuką, kurį sukuria mokytojas. Štai pavyzdžiui Lukas. Mes matome, kad jisai turi 5 apdovanojimus. Kiekvienas apdovanojimas yra už skirtingą darbą. Už klausimyną, už skrečą, už sukurtą kodą ir taip toliau. Be galo smagu vaikams gauti įvertinimus. Na ir daug įdomios informacijos yra talpinama klasės svetainėje. Tai yra 3 D klasės svetainėje lututė.gimdo.com. Šioje svetainėje vaikai gali taip pat ir reflektuoti, ir surasti užduotėles, ir taip pat gauti gerus įvertinimus ir pasidžiaugti jais kartu su klasės draugais bei mokytoja ir tėveliais. Štai kokie šaunūs ir išmanūs trečiokai. Na, o pabaigai mes norėtume pasakyti, kad mokytojas tik praveria žinių duris. Na, o kelią įėjus pro jas, kiekvienas pasirenka savo. Ačiū už dėmesį. Sėkmės visiems.